Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra ta politinė jėga, kuri šiandien vadovauja vyriausybei, vedančiai Lietuvą iš ekonominio sunkmečio gniaužtų. Bet Europoje nesame vieni. Esame Europos liaudės partijos nariai. Partijos, kuri sutelkė didžiausią politinę grupę Europos parlamente. Europos liaudės partija tai ta politinė jėga, kuri rėmė Lietuvą jai siekiant laisvės. Europos liaudės partija tai ta politinė jėga, kuri rėmė Lietuvą jai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Ir šiandieną tai stipri politinė jėga, kuri padeda Lietuvai ne tik tai kovoti su ekonominiu sunkmečiu, bet ir ieškoti kelių iš gresiančios ekonominės ir energetinės izoliacijos ir tiesti tiltus į vakarus. Jau 5 metai, kaip Lietuva priklauso Europos Sąjungai. Iš tikrųjų, Lietuva šiame kontinente yra jau 1000 metų. Neatsitiktinai šiemet minime Lietuvos 1000-metį. Mums ne visada buvo lengva, tačiau šiandien, kaip niekada, glaudžiai esam susiję su tai, ką vadinam Europą ar Euroatlantinė bendryje. Būnant Europos Sąjungoje, mus jungia daugelį dalykų. Jungia bendra rinka, jungia daug bendrų politikų, žemės ūkio politika, ekonomikos politika, struktūriniai fondai. Mus jungia taip pat ir bendra užsienio ir saugumo politika. Mūsų šiandien yra 27 ir dažnai mums tenka debatuoti, o kartais ir ginčytis. Tačiau niekada iki šiol Lietuva nebuvo taip stipriai girdimas balsas Europos tautų tarpe. Reikia tikėtis, kad narystė Europos Sąjungoje, o mūsų buvimas stipriausiai Europos liaudės partijai padės Lietuvai ir toliau būti tuo išgirstu balsu Europos kontinente. Mes, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, esame už stiprią Lietuvą stiprioje Europos Sąjungoje. Esame už Lietuvą, žinančią ir gerbiančią savo istoriją, už Lietuvą puoselėjančią savo tradicijas, papročius ir kultūrą. Esame už istorinio teisingumo įtvirtinimą Europos Sąjungoje. Turime pažinti ne vien tik tai save, bet tą pažinimą perteikti ir Europai. Tik tokiu atveju mes galėsime bendrai vieni kitais pasitikėdami kurti bendrą ateitį. Esame už Lietuvos ir ES energetinę nepriklausomybę. Žmonės turi turėti galimybę rinktis nepriklausyti nuo vieno energijos šaltinio tiekėjo. Esame už ES, kuri yra grįsta krikščioniškomis vertybėmis. Esame už tvirtą tradicinę šeimą, stiprią bendruomenę ir visuomenę. Tikime, kad kartu su jumis mes galėsime kurti stiprią ir saugią Lietuvą ES.